Trečias skyrius. Laiškai nuo nieko. Brazilijos Mauglio pabėgimas užtraukė Hariui ilgiausią bausmę. Kai jis pagaliau gavo leidimą išlysti iš sandėliuko, jau buvo prasidėjusios vasaros atostogos. Dudlis jau buvo sudaužęs naująją kino kamerą, sulaužęs nuotolinio valdymo lėktuvėlį, o pirmą kartą išvažiavęs sportiniu dviračiu partrenkė senutę ponę Fig su ramentais kiutinančia Lygustrų gatve. Haris džiaugėsi, kad nebereikia eiti į mokyklą, bet nežinojo, kur dėtis. Nuo Dudlio gaujos, kasdien ateinančios į namus. Pirsas, Denis, Malkolmas ir Gordonas buvo dideli ir kvaili, bet Dudlis buvo didžiausias ir kvailiausias, todėl jiems vadovavo. Visi su džiaugsmu užsiimdavo mėgstamiausio Dudlio sporto – medžioti Harį. Štai kodėl Haris kuo mažiau būdavo namie. Klajodavo gatvėmis, galvodamas, kaip baigsis atostogos. Vis šiokia tokia viltis. Rugsėjį jis pradės lankyti vidurinę mokyklą ir pirmą kartą gyvenime bus atskirtas nuo Dudlio. Dudlis gavo vietą buvusioje dėdės Vernono mokykloje, Smeltingse. Ten mokysis ir Pirsas Polkistras. Na, o Haris atiduotas į Stonewallį, vietos vidurinę. Dudliui tai pasirodė labai juokinga. Stonewallyje pirmą mokslo metų dieną naujokams įmurdo galvą į klozetą, paaiškino jis Hariui. Gal nori išbandyti? Ne, dėkui, atšovė Haris. Vargšas klozetas nebuvo matęs baisesnio dalyko, kaip tavo galva jame. Ko gero dar subloktų. Ir išbėgo, kol Dudlis nesuprato, ką išgirdęs. Vieną Liepos dieną teta Petunija nusivežė Dudlį į Londoną pirkti Smeltingso mokyklos uniformos, palikusi Harį pas ponę Fig. Ponė Fig buvo visai nieko, paaiškėjo, kad jį susilaužė koją, pasipainiojęs ant tako viena iš jos kačių. Todėl jomis taip baisiai nebesižavėjo. Ji leido Hariui žiūrėti televizorių ir davė riekutę šokoladinio torto, regis laikyto kelerius metus. Ta vakarą Dudlis stripinėjo po svetainę naujutėlaitį uniformą. Smeltingso berniukai vilkėdavo rusvos spalvos frakus, oranžinius bridžus, nešiodavo plokščias šiaudines skrybėles. Dar nešiodavosi gumbuotas lazdas, kuriomis mokytojams nematant vieni kitus tvatydavo. Tai turėjo gerai parengti gyvenimui. Žvelgdamas į Dudlį su naujais bridžais, dėdė Vernonas kimiai pasakė, jog tai esąs iškiliausias jo gyvenimo momentas. Ta Petunija apsipylė ašaromis ir pareiškė tiesiog netikinti, kad čia jos pupuliukas, toks išaugęs ir išgražėjęs. Haris stengėsi neprasižioti. Bijojo, kad nuo tramdamo juoko nebūtų trukę porą šonkaulių. Kai kitą rytą Haris nulipo į virtuvę, joje tvyrojo siaubinga smarvė. Ji berods vertėsi iš metalinės vonelės kriauklėje. Jis priėjo pasižiūrėti. Vonelė buvo pilna purvino vandens, kuriame plaukiojo lyg ir kokie skudurai. Kas čia? Paklausė jis tetą Petuniją. Jos lūpos kietai susičiaupė, kaip visad jam ko nors paklausus. Tavo naujoji mokyklinė uniforma, atsakė ji. Haris vėl pažiūrėjo į vonelę. O nemaniau, kad jis bus tokia šlapia. Nebūk paikas, atrėžė teta Petunija. Noriu tau perdažyti pilkai keletą Dudlio drabužėlių. Kai baigsiu, atrodys kaip visų. Haris rimtai to abejojo, bet nutarė verčiau nesiginčyti. Atsisėdęs prie stalo stengėsi negalvoti, kaip atrodys pirmą mokslo metų dieną Stonewallio vidurinėje. Tikriausiai lyg apsikarstęs nušėrusiamis dramblio odos skiautėmis. Įžengė Dudlis su dėde Vernonu. Abu suraukė nosį, kai į jas trenkė Hario uniformos kvapelis. Dėdė Vernonas kaip paprastai atsivertė laikraštį, o Dudlis trinktelėjo ant stalo Smeltingso lazdą, kurios niekur nepaleisdavo iš rankų. Barkštelėjo pašto dėžutės dangtelis ir ant kilimėlio sučiužėjo laiškai. Atneš paštą, Dudli, burptelėjo už laikraštį dėdė Vernonas. Liepk Hariui atnešti. Atneš paštą, Hari. Liepkite Dudliui atnešti. Bakstelėk jiems Smeltingso lazda, Dudli.
Atstūmęs Dudlio lazdą, Haris nuėjo paštą. Ant kilimėlio prie durų gulėjo 3 daiktai. Atvirukas nuo dėdės Vernono sesers Mardžės, atostogaujančios Baito saloje, rudas vokas, atrodantis kaip sąskaita, ir laiškas Hariui. Haris paėmė voką ir įvedė į akis. Širdis daužėsi lyg padūkus. Per amžius niekas jam nerašė. Ir kas galėtų? Draugų nėra, giminių taip pat, bibliotekos skaitytojo bilieto neturi, taigi negauna ir piktų įspėjimų grąžinti knygas. Bet atėjo laiškas, štai jo adresas, jokios klaidos. Harry Potteriui sandėliukas po laiptais, Ligustrų gatvė 4, Little Wingingas, Saris. Vokas buvo storas ir sunkus, gelsvo pergamentinio popieriaus, adresas parašytas ryškiai žaliu rašalu. Pašto ženklo nebuvo. Drebančia ranka, apivertęs voką, Haris pamatė raudoną vaško antspaudą. Jame buvo liūtas, erelis, barsukas ir gyvatė. Aprietusi H raidė. Paskubėk, vaike, šaukė iš virtuvės dėdė Vernonas. Ką ten veiki, tikrini, ar nėra bombos? Ir pats nusijuokė iš savo pokšto. Haris grįžo į virtuvę, tebežiūrėdamas į laišką. Padavė dėdei Vernonui sąskaitą ir atviruką. Atsisėdo ir iš lėto ėmė plėšti savąjį voką. Dėdė Vernonas drykst išėmė sąskaitą, piktai suprunkštė, po to permetė akimis atviruką. Mardžė serga, pasakė tetai Petunijai. Suvalgė nešviežią jūrų sraigę. Tėti, riktelėjo Dudlis. Tėti, Haris turi kažką. Haris jau buvo beisklaidžiąs laišką. Irgi parašyta tokiame pat storame pergamentinėme popierėje. Iš kokio buvo vokas. Bet dėdė Vernonas išplėšė iš rankų. Čia mano, mėgino atsiimti laišką Haris. Kaži kas tau gali rašyti, nusišaipė dėdė Vernonas. Viena ranka purtydamas lapą, kad atsiverstų ir ėmė skaityti. Jo marmūzė šviesoforo greičiu iš raudonos virto žalia. Ir dar ne viskas. Per kelias sekundės liko pilkšvai balta kaip už vakarykštę kruopų košę. Petunija, išlemeno jis. Dudlis bandė nutverti laišką ir perskaityti, bet dėdė Vernonas jį aukštai iškėlė. Teta Petunija smalsiai paėmė ir perskaitė pirmą eilutę. Akimirką atrodė, kad nualps, švokšdama stvėrėsi už gerklės. Vernonai, o dieve, Vernonai! Jie spoksojo vienas į kitą, tarsi pamiršę, kad kambaryje dar yra Haris su Dudliu. Dudlis nebuvo pratęs, kad jo nepastebėtų. Smeltingso lazda jis kaukštelėjo tėvui per galvą. Noriu perskaityti laišką, garsiai pareiškė. Aš noriu, įtūžęs sušuko Haris. Čia mano laiškas. Nešdinkitės abu, sunurzgė dėdė Vernonas, įgrūsdamas laišką atgal į voką. Haris nepajudėjo. Noriu savo laiško, šaukė. Duokš man, pareikalavo Dudlis. Lauk, užkriokė dėdė Vernonas, čiupęs abiem už pakarpos. Bloškė į koridorių ir užsitrenkė duris. Haris su Dudliu trumpai, bet inirtingai pešėsi, kad ras klausysis prie rakto skylutės. Dudlis laimėjo. Tada Haris su akiniais makalojančiais ant vienos ausies prisiplojo ant grindų, norėdamas ką nors išgirsti pro plyšį. Vernonai, drebančių balsų prabilo teta Petunija. Pažiūrėk į adresą. Kaipgi jie sužinojo, kur jis miega? Nejaugi stebi namą? Stebi, šnipinėja, gal net seka mus, paklaikė sumurmėjo dėdė Vernonas. Bet ką mums daryti, Vernonai? Atrašyti, kad mes nenorime? Haris matė, kaip blizgantys dėdės Vernono batai mina po virtuvę. Ne, pagaliau atsakė. Ne, nieko nedarysim. Jeigu jie negaus atsakymo, taip, geriausia nieko nedaryti. Tačiau, ne už ką nepakęsiu to savo namuose, Petunija. Argi neprisiekėme jį priimdami padaryti galą tai pavojingai nesąmoniai? Ta vakarą grįžęs iš darbo, dėdė Vernonas padarė tai, ko niekad nedarydavo. Aplankė Harį sandėliuke. Kur mano laiškas, paklausė Haris. Vos tik dėdė įsispraudė pro dureles. Kas man rašo? Niekas. Per klaidą tau adresuota, atšovė dėdė Vernonas. Aš jį sudeginau. Visai ne per klaidą, piktai pasakė Haris. Buvo parašyta sandėliukas. Tylėt, užriko dėdė Vernonas ir nuo lubų šlumštelėjo keletas vorų. Porą kartų
Giliai įkvėpęs išspaudė šypseną, dėja skausmingą. Taip, Hari, dėl to sandėliuko. Mudu su teta pagalvojom, tu jau per didelis čia miegoti. Manome, būtų gerai, jeigu persikeltum į antrąjį Dudlio miegamąjį. Kodėl? Nustebo Haris. Jokių klausimų, nukirto dėdė. Neškis viską viršun. Durslio namuose buvo 4 miegamieji. Vienas dėdei Vernonui su teta Petunija, vienas svečiams, paprastai dėdės Vernono seseriai Mardžiai. Trečiame miegodavo Dudlis, o ketvirtame Dudlis laikė žaislus ir viską, kas netildo jo pirmame miegamajame. Haris vienu žygiu visą savo turtą užsinešė viršun. Atsisėdęs ant lovos apsižvalgė. Beveik viskas sulaužyta ir sudaužyta. Mėnesio senumo kino kamera gulėjo prie nediduko veikiančio tanko, kurį Dudlis vieną kartą paleido ant kaimyno šuniuko. Kampe riogsojo pirmutinis Dudlio televizorius. Jo ekraną Dudlis išspyrė, kai buvo nukelta jo mėgstama laida. Stovėjo didelis paukščių narvelis, kuriame kitados gyveno papūga. Bet ją Dudlis mokykloje mainė į tikrą pneumatinį šautuvą. Šis gulėjo ant lentynos su lenktu vamzdžiu, nes Dudlis kartą jį prisėdo. Kitos lentynos buvo pilnos knygų. Jos vienintelės kambaryje atrodė nė nejudintos. Apačioje Dudlis baliaudamas skundėsi mamai. Aš jo tenai nenoriu. Man reikia to kambario. Išvaryk jį. Haris atsidusęs išsitiesė ant lovos. Vakar būtų kaži ką atidavęs, kad tik čionai atsidurtų. Šiandien mieliau liktų sandėliuke su laišku, negu būtų čia, bet be laiško. Kitą dieną per pusryčius visi neįprastai tylėjo. Dudlis buvo pritrenktas, jis rėkė, tėvui užtvojo savo lazda, tyčia ėmė vemti, įspyrė motinai ir šiltnamin per stiklo stogą įmetė savo vėžlį. Bet kambario vis tiek neatgavo. Haris galvojo apie vakarykštį rytą. Reikėjo koridoriuje atplėšti voką. Dėdė Vernonas ir teta Petunija vis niauriai susižvelgdavo. Įmetus paštą dėdė Vernonas, stengdamasis Hariui pasigerinti, įsakė Dudliui jį atnešti. Buvo girdėti, kaip savąją Smeltingso lazda jis viską daužo koridoriuje. Staiga ėmė plyšoti. Dar vienas, ponaičiui Hariui Poteriui, mažiausias miegamasis Ligustrų gatvė 4. Dusliai surikęs dėdė Vernonas pašoko nuo kėdės ir išbėgo į koridorių. Norėdamas atimti laišką, jis turėjo Dudlį pargriauti, o tai buvo nelengva, nes iš užpakalio už kaklo sugriebė Haris. Po netrumpų grumtynių, per kurias visi gerokai gavo Smeltingo lazda, dėdė Vernonas atsistojo gaudydamas kvapą. Bet suspaudęs rankoje laišką Hariui. Drožk į sandėliuką, tai yra į savo miegamąjį, sušnipštė Hariui. Dudlį, eik savo. Haris kambaryje suko ir suko ratu. Kažkas žino, kad jis išsikraustė iš sandėliuko ir regis žino, kad negavo pirmojo laiško. Taigi tikriausiai bandys dar kartą? Tada jis jau pasistengs neapsižioplinti ir sugalvos planą. Kitą rytą 6 valandą sučirškė pataisytas žadintuvas. Haris skubiai jį išjungė ir tyliai apsirengė, kad tik dursliai nepabustų. Nejungdamas jokios šviesos, nusėlino apačion. Jis palauks paštininko ant Ligustrų gatvės kampo ir pats paims 4 namo paštą. Tykinant tamsiu koridorium prie lauko durų, širdis lipo pro gerklę. Haris net pašoko, jo užminta ant kažko didelio ir minkšto, ant kažko gyvo. Viršuje plykstelėjo šviesa ir Haris pakraupo pamatęs, kad tas didelis ir minkštas daiktas buvo dėdės veidas. Dėdė Vernonas gulėjo ant kilimėlio prie durų miegamajame maiše, neabejotinai pasiryžęs sutrukdyti Hariui įvykdyti savo sumanymą. Gal pusvalandį jis rėkė ant Hario. Pagaliau liepė išvirti arbatos. Haris, nusiminęs, nušlepsėjo į virtuvę, o kai grįžo, paštas jau buvo įmestas. Tiesiai dėdei Vernonui į sterblę. Haris matė 3 vokus adresuotus žaliu rašalu.
Aš noriu, pradėjo jis, bet dėdė Vernonas jam matant vieną po kito laiškus suplėšė. Ta diena jis nėjo darban, likęs namie užkalė pašto dėžutę. Matai, paaiškino tetai Petunijai, vinių pilna burna, kai negalės pristatyti, nustos rašę. Abejoju, ar tai bus Vernonai. O tų žmonių galvos, Petunija, veikia labai keistai. Jie netokie kaip mes, pasakė dėdė Vernonas, tetos Petunijos atnešto vaisinio pyrago gabalu kaldamas vinį. Penktadienį Hariui atėjo ne mažiau kaip 12 laiškų, kadangi pašto dėžutė buvo užkalta, laiškai kišti pro tarpą po durimis, pro plyšelį tarp staktos ir sienos ir net įgrūsti pro pirmo aukšto tualeto langelį. Dėdė Vernonas vėl liko namuose, sudeginęs visus laiškus, pasiėmė plaktuką, vinių ir užkalė priekinių ir užpakalinių durų kraštus, kad neliktų jokių tarpelių, taigi niekas nebegalėjo išeiti. Darbuodamasis niūniavo. Ant pirštų galų per tulpyną ir krūpčiojo nuo menkiausio garso. Šeštadienį padėtis tapo nebevaldoma. 24 laiškai Hariui vis tiek pateko į namus, susukti ir paslėpti kiaušiniuose, kuriuos didžiai suglubęs pienininkas įteikė tetai Petunijai pro svetainės langą. Kol dėdė Vernonas įsiutęs skambino į paštą ir pieno parduotuvę ieškodamas kaltų, teta Petunija laiškus sumalė maišikliu. Kas po galais taip nori tave pasiekti? Nustebęs paklausė Harry Dudlis. Sekmadienio rytą dėdė Vernonas prie pusryčių stalo atsisėdo, pavargęs ir prastai atrodantis, bet laimingas. Sekmadienį pašto nenešioja, linksmai priminė Džemu tepdamas laikraščius. Nebus tų prakeiktų laiškų. Staiga virtuvės kaminų kažkas atšvilpė ir nukrito jam ant galvos. Tada iš židinio kaip kulkos pasipylė keliasdešimt laiškų. Dursliai pasilenkė, bet Haris pašoko, bandydamas sugauti nors vieną. Lauk, lauk, dėdė Vernonas sugriebė Harį per pusiaują ir išmetė į koridorių. Kai teta Petunija su Dudliu išbėgo užsidengę veidus, dėdė užtrenkė duris. Jie girdėjo, kaip laiškai tebelekė į kambarį ir atsimušė į sienas, krenta ant grindų. Gana, tarė dėdė Vernonas, stengdamasis kalbėti ramiai, tačiau raudamasis ūsus. Noriu, kad po 5 minučių prisistatytumėt. Mes išvažiuojam, įsidėkite drabužių, jokių kalbų. Nusipešęs pusę ūsų atrodė taip grėsmingai, jog niekas nedrįso ginčytis. Po 10 minučių jie įsiveržė pro užkaltas duris, sėdo į automobilį ir nudūmė plento pusėn. Gale šniurkščiojo Dudlis, gavęs nuo tėvo per makaulę, kam visus užlaikė mėgindamas į sportinį krepšį sukišti savo televizorių, vaizdo magnetofoną ir kompiuterį. Jie važiavo ir važiavo. Net teta Petunija bijojo klausti kur. Retkarčiais dėdė Vernonas staigiai apsisukdavo ir lėkdavo priešingą kryptimi. Atsikratysiu, murmėdavo apgręždamas automobilį. Visą dieną jie nenustojo nei pavalgyti, nei atsigerti. Vakare Dudlis jau užliumbė, per visą gyvenimą neturėjo tokios baisios dienos. Buvo alkanas, nepamatė 5 norėtų televizijos laidų, be to niekad šitiek ilgai neištverdavo kompiuterių neišsprogdinęs kokio ateivio. Dėdė Vernonas pagaliau sustojo prie niūraus viešbučio kažkokia didelio miesto pakrašty. Dudlis ir Haris gavo vieną kambarį su 2 sustumtom lovom ir sudususią patalynę. Dudlis knarkė, bet Haris nemiegojo. Sėdėjo ant palangės, žiūrėdamas žemyn į pravažiuojančių automobilių šviesas ir galvodamas. Rytą pusryčių jie valgė senų drėpsnių ir konservuotų pomidorų su skrebučiais. Vos baigė, kai prie jų priėjo viešbučio savininkė. Atsiprašau, ar tarp jūsų yra ponaitis Haris Poteris? Ant stalo turiu gal 100 tokių. Ji iškėlė voką ir jie perskaitė žaliu rašalu užrašytą adresą. Harry Poteriui, 17 kambarys, Railview viešbutis, Cokeworthas. Haris norėjo pagriebti laišką, bet dėdė Vernonas šėrė jam per ranką. Moteris išvertė akis.
Aš juos paimsiu, skubiai atsistojo dėdė ir išsekė paskui ją iš valgomojo. Ar nebūtų geriau, mielasis, grįžti namo? Po kelių valandų nedrąsiai pasiūlė teta Petunija, bet dėdė Vernonas tarsi negirdėjo. Niekas nežinojo, ko jis ieško. Įvažiavęs į miško tankmę, išlipo, apsižvalgė, papurtė galvą, vėl sėdo ir jie nedulkėjo. Ta pati jis padarė viduryje Rimo, ant kabamojo tilto ir daugiaaukščio garažo viršuje. Tėtis išprotėjo, ar ne? Vakare Dudlis tingiai paklausė teta Petunija. Mat dėdė Vernonas apsistojo prie jūros. Juos užrakino automobilyje, o pats kažkur dingo. Ėmė lyti. Didžiuliai lašai bubeno į stogą. Dudlis verkšleno. Pirmadienis, tarė jis motinai. Šįvakar didysis Humbertas. Aš noriu nakvoti, kur yra televizorius. Pirmadienis, Haris prisiminė. Dudliu galėjai pasikliauti, nes savaitės dienų jis nesupainios dėl televizijos programų. Vadinasi, rytoj antradienį 11 Hario gimtadienis. Aišku, jo gimtadienį nebūna jokių linksmybių. Pernai Dursley jam dovanojo pakabą ir porą sunešiotų dėdės Vernono puskojinių. Vis dėlto ne kasdien sukanka 11. Dėdė Vernonas grįžo su šypsena ir nešdamasis ilgą ploną paketą, bet kai teta Petunija paklausė, ką jis pirkęs, neatsakė. Radau nuostabią vietą, pranešė. Draužiam, visi išlipkit. Lauke buvo labai šalta. Dėdė Vernonas mostelėjo į didžiulę uolą, kyšančią jūroje. Ant tos uolos kiuksojo visiškai sukiužusi trobelytė. Viena buvo aišku, joje nėra televizoriaus. Sinoptikai pranešė, kad šiąnakt bus audra, džiugiai suplojo rankomis dėdė Vernonas. Tas ponas maloniai sutiko paskolinti mums valtį. Prie jų prikėblino bedantis senis ir piktai vypsodamas parodė pirštų į seną valtį, šokinėjančią pilkame vandenyje. Jiems po kojų. Maisto nupirkau, tarė dėdė Vernonas. Taigi visi valtį. Valtė buvo kaip šaldytuve. Tyško lediniai purslai nuo kaklo, per nugarą žliaugė lietus. Veidus čaižė atšiaurus vėjas. Regis ištisas valandas plaukė iki uolos. O tenai dėdė Vernonas slidinėdamas ir klupinėdamas nuvedė juos prie lūšnelės. Viduje buvo klaiku, trenkė jūros dumbliais. Pro sienų plyšius švilpė vėjas. Židinys žiojėjo tuščias ir šlapias. Lūšnelė turėjo tik 2 kambariukus. Dėdės Vernono nupirktą maistą sudarė 4 pakeliai traškučių ir 4 bananai. Jis mėgino uždegti ištuštintus šiukšdžius pakelius. Bet šie tik smilko. Dabar praverstų glėbelis tų laiškų, ką, smagiai pasakė jis. Buvo puikiai nusiteikęs, matyt nutarė, kad per audrą niekas jų nepasieks ir nepristatys pašto. Haris širdyje su tuo sutiko, bet geriau nepasidarė. Sutemus užgriuvo žadėtoji audra. Lūšnelės sienas talžė aukštų bangų keteros. Purvini langeliai barškėjo nuo žiauraus vėjo. Kitame kambarėlyje teta Petunija rado keletą suplėkusių, apklotų ir ant kandžių sukapotos sofos paklojo Dudliui šiokį tokį patalą. Pati su dėdė Vernonu atsigulė už sienos, į lovą gumuliuotų čiužinių. Na, o Hariui liko tik pasiieškoti minkščiausio grindų plotelio ir susiriesti. Tenai apsiklojus ploniausią ir netikiausią antklodę. Naktį audra dar labiau išsišėlo. Haris negalėjo užmigti. Drebėdamas vertėsi nuo šono ant šono, ieškodamas, kaip patogiau atsigulti. O pilvas gurgiai iš alkio. Dudlio knarkimą užgožė vidurnaktį prasidėjusi perkūnija. Apšviestas Dudlio laikrodėlis ant riebaus riešo, nukarusi nuo sofos krašto, rodė, jog po 10 minučių Hariui sukaks 11 metų. Jis gulėjo žiūrėdamas, kaip artėja gimtadienis, galvodamas, ar Dursley prisimins, spėliodamas, kur dabar paslaptingasis laiškų rašytojas. Dar 5 minutės. Haris išgirdo lauke kažką girgždant. Na, gal stogas neužgrius, nors jei tai pasitiktų, ko gero pasidarytų šilčiau. 4 minutės. Galbūt grįžus namas Ligustur gatvėje bus taip prigrūstas laiškų, kad kaip nors vieną pavyks nučiupti. 3 minutės. Ar čia bangos taip daužo kranto akmenis? Likus 2 minutėm, kas ten trankosi?
Nejau akmenys ritas į jūrą. Po minutės jam bus 11. 30 sekundžių, 20, 10, 9, gal pažadinti dudlį, bent tam, kad paerzintų. 3, 2, 1, dunkst. Visa trobelė sutraškėjo. Haris staigiai atsisėdo įsmeigęs akis į duris. Kažkas beldėsi.